Antrasis Archimedo dėsnis. Skystis, patalpintas į kūną, po 7 metų eis į mokyklą. Toks buvo anekdotas 5 vietoje, o dabar 4, kurioje yra ponas Gintas. Kompanija Procter & Gamble pagamino šampūną 7-in-1, kuriame yra šampūnas, kondicionierius, telefonas, faksas, šaldytuvas ir storas sluoksnis šokolado. 3 vietoje yra ponas Gediminas. Atsiuntęs mum štai tokį trumpą anekdotą. Kupranugaris gali dirbti savaitę negerdamas, o žmogus gali gerti savaitę nedirbdamas. O dabar 2 vieta, kurioje yra Andrėjus Savickis ir jo anekdotas. Mergina sako vaikinui: ar tu Viagrą prarijai, ar iš tiesų džiaugiesi mane matydamas? Ėmė kartą prokuroras ir numirė. Gal nebūtų ėmęs, nebūtų ir numiręs. Dar vieną Archimedo dėsnį. Kūnui, kuris yra 40 laipsnių skystyje, negalioja jokie dėsniai. Dabar 4 vieta, kurioje yra ponas Arūnas. Pranešimas iš lengvosios atletikos pasaulio čempionato. Etiopijos sportininkas finišavo pirmas ir susilaužė 2 šonkaulius į finišo juostelę. O dabar 3 vieta. 3 vietoje yra ponas Egidijus. Ir jo atsiųstas anekdotas prasideda klausimu. Ar galimas vyro ir moters ryšys per atstumą? Atsakymas. Galimas, jeigu ryšys ilgesnis už atstumą. 2 vietoje yra daugelį jūsų laiškų. Žmonės sakantis gerti reikia daugiau ir sakantis, kad gerti reikia mažiau, sutarė vienu aspektu – gerti reikia. O dabar 1 vieta. Klausimas. Kodėl atsistatydino premjeras Vagnorius? Atsakymas. Todėl, kad žemaičiai iššifravo jo pavardę. Vag Idanor. Wagner. Klausimas. Kodėl estai vakarieniai valgo perkeptas pupas? Atsakymas. Kad ryte galėtų išsimaudyti vonioje su burbuliukais. Geriau būti visame pasaulyje garsių pijokų, negu anoniminių alkoholikų. Vyrai, jei sutikote savo svajonių merginą, realizuokite ją. Ar yra Marse gyvybė, ar jos ten nėra, nesvarbu. Už tai yra storas sluoksnis šokolado. Klausimas. Kaip praėjo naujametinė naktis? Nežinau, dar niekas nepapasakoja. Kokia buvo? Klausimas. Jūs mėgstate išgerti? Atsakymas. Jeigu tai klausimas, tai ne. O jeigu pasiūlymas, tai taip. Kodėl taip pabrango gyvenimas? Todėl, kad jis liovėsi būti pirmo būtinumo dalykų. Kuo panašus advokatas ir spermatozoidas? Atsakymas. Abu turi vieną šansą iš milijono tapti žmogumi. Sankryžoje susiduria 2 600 Mercedesai. Iš abiejų išlipa po naująjį rusą, pasižiūri viens į kitą ir abu kartu pasako: o šitą akur zapas? Kaip suvalkietis vartoja Viagrą? Pirmiausia, jis išsitraukia iš kišenės į laikraščio gabalėlį suviniotą tabletę, ją išvinioja, ištraukia tabletę, per liežuvį brūkšt ir atgal į kišenę. Kaip atpažinti belgą povandeninio laivo komandoje? Atsakymas. Jis vienintelis turi parašiutą. 4 vietoje yra ponas Romas B. iš Šiaulių. Klausimas. Kas būtų, jei Titanike vietoj DiCaprio vaidintų Briusas Vilis? Atsakymas. Jis būtų visus išgelbėjęs. 3 vietoje
Eugenija iš Alytaus. Jeigu jūs sprinteris ir dalyvaujate lengvosios atletikos varžybose, tai prieš priimdamas žemą startą būtinai įsitikinkite, ar už jūsų nugaros nevyksta šuolio su kartimi varžybos. Antroje vietoje yra ponas Rokas iš Kauno. Grįžo kamikadzė namo iš darbo. Pirmoje vietoje yra ponas Andrius Butkus. Pagaminti nauji vaistai. Viagra Light. Norisi tik bučiuotis. Kaip reikalai mokykloje, sūnau? Kreipėsi tėvas į sūnų grįžus iš mokyklos. Sūnus atsako, aš su dviejutukininko tėvu nekalbu. Tokia buvo 5 vieta. 4 yra Tomukas sako savo broliukui, jei nevalysi dantų, jie iškris, o tada neturėsi su kuo nagų graužti. 3 vietoje yra kalbasi 2 blondinės. Viena sako, vakar pas mane buvo užėjęs bronius, pasėdėjo, išgėrė, permiegojo, ryte išėjo. Taip ir nesupratau, ko jam reikėjo. 2 vietoje yra grįžta vyriškis išgėręs vėlai vakare namo. Žmona klausia, kur buvai, bjaurybė? Aš Atlantidoj. Ką tu čia pasakojai? Atlantida jau seniai užpilta. Vyriškis, o aš ką ne? Tokia buvo 2 vieta. O dabar 1, kurioje yra, ką reiškia vienas šviesmetis. Atsakymas. Elektra už 12 mėnesių. Sėdi restorane 2 nauji rusai ir ginčijasi, kuris iš jų naujesnis. Klausimas. Kodėl ant belgų pietų stalo nėra druskinių? Atsakymas. Nes belgų namų šeimininkės nemoka supilti druskos per tokias mažas druskinės skylutes. Važiuoja blondinė mašina ir klausosi radijo. Staiga radijas groja šaukinį. Jūs klausotės radijo stoties M1. Blondinė sako, o iš kur jie žino? Kartą Karlsonas užstrigo orlaidėje. Taip ir buvo išrastas kondicionierius. Prie autoinspektoriaus prieina zebro patelė ir sako, vyriški, kuriame seksšope jūs pirkote šią lazdelę? Mergina klausia vaikino, brangusis, ko tu dabar labiau norėtum, manęs ar alaus? Vaikinas sako, o alaus kiek? 4 vietoje yra, sėdi studentas vėlyvą vakarą barake, pasižiūri per langą, oba geras, automobilis dega. Taip ir suprato studentas, kad Žalgiris laimėjo Eurolygą. 3 vietoje yra brangus draugai, brangios moterys, brangus vaikai. Ne, tu tik pažiūrėk, kaip viskas pabrango. 2 vietoje yra nužudė kalnietis žmogų ir pasodino jį teismas iki gyvos galvos. Tokia buvo 2 vieta, o dabar 1, kurioje yra, kodėl naujasis Čiukčia žada finansiškai remti Žalgirį. Atsakymas, nori tapti Lietuvos piliečiu. Pamatė gruzinas Marlboro reklamą ir nusipirko arklį. Tokia yra 5, dabar 4. Bobutis vyras, bet ne senelis. Kas? Atsakymas, Filipas Kirkorovas. O dabar 3 vieta. Kas yra lietuviškas striptizas? Tai yra tada, kai šokėja, nusirengusi, sumeta drabužius į krūvą ir staigiai ant jų atsisėda, kad niekas nepavogtų. O dabar 2 vieta. Kodėl katedros aikštė taip iškasinėta? Atsakymas. Tikrina, ar gilios katalikybės šaknis Lietuvoje. Tokia buvo 2, o dabar 1, kurioje yra asilui negalima įrodyti, kad jis asilas, nes jis asilas.